Šito biškai greičiau oras pasibaigia. Žinai. Ir tai dabar vat, yra saulė ritasi, reiškia, į apačią. Mes turim pasilsėti, reiškia, pasisemti, reiškia, jėgų tam, kad pavasarį galėtumėm su dviguba energija, prisikelti, reiškia, su gamta naujam gyvenimui. O lygiadienį paskelbė išskrendantis paukščiai. Yra tokia legenda, kad saulė atiduoda žemės raktą išskrendantiem paukščiam. Ir pati žemė užmiega. Todėl šiandien visokie ragai, dūdos turi gausti paskutinį kartą. Tas, kas serga depresija, turėtų atvykti čia ir pabūti, dalyvauti kartu su visais šventėje. Mūsų senųjų tradicijų šventėje, lygiadienį. Labą dieną! Mes žemaitiškai 1 valandą pagalavom. Ir antras. O ten žiūrėk, ten galima mašinos krūmelį. Einam iš tos pusės gal čia vėstų čia. Ai, čia filmuoja. Aš būčiau savim nepaveiksiu. Ne.
Aš verkiau pareigūs dar. Žalio miškelio. Šitą gal moka. Užteks motulės mažo kraitelio, už šalio miškelio, kur aukšta kalva, viena mano tėvynė graži Lietuva, viena mano tėvynė graži Lietuva.
Europos šventovės. Gaila, bet beveik visos sugriautas. Teko atrasti ir tokį darinį. Čia tarp kitko buvo likę pamatų akmenų dar. Čia kažkas yra buvę. Toje vietoje. Atrodo, kad aš ko gero būsiu, kaip sakyti, atstatęs tai, ką čia reikėjo atstatyti. Yra nuo pradžios iki galo spirale išdėstyti 12 akmenų. Kiekvienam saulužės rato ženklui po akmenėlį. Skirtingų struktūrų kiekvienas. Štai, o čia reiškia, kada apeinam tą spiralę, kaip matome, spiralė eina tarp aukuro ir įėjimo, išėjimo. Va dabar energetiškai gaunasi taip. Reiškia, tai, ką čia mes kuriam, kas toje aplinkoje vyksta, ateina pagal, per įėjimą ateina pagal iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę tai yra, nes mes esam fiziniai asmenys ir mes kuriam, reiškia, fizinę kūrybą. Taigi dabar iš dešinės į kairę ateina, įsisuka į aukurą ir per aukurą ugnies gabijos stulpą išeina į visatą. Sakykime, pas kūrėją. Taip, dabar atvirkščiai, tai, ką mums lemia kūrėjas, tai, ką siunčia, reiškia, ateina per gabijos stulpą, visam tam padeda, tarnauja krustas, ir, reiškia, prasideda taip, čia ateina iš visatos pas mus dvasinė energija, dvasinės galios, reiškia, nusileidžia per gabijos stulpą, ir eina iš kairės į dešinę. Yra toks judesys, reiškia dvasinės iš kairės į dešinę, fizinės iš dešinės į kairę. Vat. Ir čia apsuka tą spiralę, išeina per įėjimą ir pasklinda į aplinką. Generatorius puikiai veikia. Generatorius veikia. Pažiūrėkit, lemputė, kaip susidėti. Jo, viskas savo vietoj. Biški daugiau negu 220 volt. Viskas savo laiku ir savo vietoj. Pirmas buvo stabilumui, vienetas, antras plėtrai, bujojimui. Vyrai pradėjo skambinti iš kitų planetų. Trečia auka pilnatvei. Ir ketvirtoji virsmui iš į. Dabar matom ratą. Reiškia iš į, iš vieno į kitą. Kūrėjau, prašome priimti mūsų žinyčios aukuro ugnies gabijos galias ir brangiausia mūsų baltų krašto auką gintarą per jas. Prašome atitolinti nuo mūsų teritorijos visas gamtijas ir žmogaus sukurtas negandas. Prašome siūsti mums, lemti mums visatos darną, baltams būdingas savybės dorą ir lemti mums sėkmingą
kūrybišką gyvenimą ir gerą kūrybą mūsų likusiame gyvenimo kelyje. Taigi, kas tam pritarė, pasakykim, 3 kartus tebūnie taip ir 4 kartą tebūnie darna. Taigi, šiandien prašome kūrėją priimti mūsų aukurą ir per jį siūsti mums, mūsų aplinkai, visą tai, ko mes norime, ko mes prašome, ko mes pageidaujame. Taigi, tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie darna. Kada mums iki šiol vyravęs gajos periodas pereina į maros periodą. Reiškia, iš baltosios į juodąją pusę. Va, tai mums teks irgi kiaušinį. Dabar jisai stovint aukuro atžvilgiu pietų pusėje. Reiškia, fiziniam lygmenyje, fizinės kūrybos pradas vyraujantis, mes simboliškai perdodami savo, reiškia, dominavimą, savo vyravimą astralams savo. Tai galbūt mūsų, sakykime, kadangi mums arčiau, gražiau atrodytų, sakykime, mūsų tėvų, protėvių, vėlėm galbūt. Va, pernešim tą simboliškai tą kiaušinį ir atiduosim jiems. Toliau, reiškia, toliau vyraujančią poziciją užleisim savo. Mes savo gajos periodą, savo kūrybą fizinę jau atlikom šiais metais. Dabar jų eilė. Vat mes jų turbūt neskriaudėm, tai dabar belieka mums tik tai paprašyti jų, kad ir jie mūsų neskriaustų. Šiandien turbūt galim sau leisti pagal mūsų protėvių tradicijas pasikviesti į mūsų šios dienos šventę savo tėvų, protėvių vėles. Tai būdavo daroma prieš 1000 metų. Nebuvo tos atskirties, kaip dabar religijos atskyrė fizinį pasaulį nuo dvasinio, fizinį nuo astralinio. Reiškia, nebuvo tos, vieni su kitais visą laiką bendraudavo, vieni kitiem padėdavo, vieni kitų reikaluose dalyvaudavo. Taigi ir mes šiandien pasikvieskim, grįžkim prie tos tradicijos, ir pasikvieskim šiandien kiekvieną savo. Tas vėleles, tas, reiškia, kurias jūs norėtumėt, kad čia dalyvautų. Aš manau, kad kiekvieno žmogaus tėvų protėvių vėlė yra reikalinga čia dalyvauti. Per metus, per 1000 metų, kiekvienas tiek, kiek prisimenam. O mes tai darydavome Vėlino slėnyje, prie Vėlino skulptūras, o dabar jau mums belieka dirbti čia, kadangi turime jau savo gyvyčią. Va, dabar sieksim turbūt to, ko tenai jau pasiekę buvom prie Vėlino. Kai kurie žmonės, kurie turi tą pajautą jautresnį, tenai sakydavo, kad netgi regėjimą ateina kažkas tai vyksta toje aplinkoje. Kada pasikviečiam tas vėleles, reiškia kažkas pakinta, kažko papilnėja aplinka. Vat, ir kai kurie sakydavo taip, kad
reiškia, pabendrauti pavyko. Nu, ne tokiom būry, aišku, bet individualiai kažkada tai, kas norėdavo, atvažiuodavo, reiškia, ir pavykdavo pabendrauti. Su ta vėlelė, su kuria norėtų pabendrauti. Nu, aišku, tai ne fizinis kontaktas, bet reiškia tarpusavio suvokimo kontaktas. Nu, ir užsiduodavo, prašydavo įvairių atsakymų, įvairiausių savo iškilusius klausimus ir sako, kad tas suvokimas ateina. Dabar belieka man, kaip sakyt, viltis, kad tai vyks ir čia, ne tik tai Vėlių slėnyje. O kaip bus? Tai bus taip, kaip bus. Pamatysim. Vat kas norės, išbandys ir žiūrėsim. Jeigu kas yra čia dabar esančių, tai pasikvieskime dabar organizuotai, reiškia kiekvieną savo. Ir tie jautresni žmonės, kurie tai sugeba suvokti, reiškia pabandykit pajausti. Kažkas čia pasikeitė, atsirado, pradėjo. Tokie kaip eksperimentai. Truputėlis koncentracijos, atsipalaidavimo ir kiekvienas savo. Taigi, kūrėjau, prašome priimti mūsų šventinio aukuro galias ir brangiausią krašto auką gintarą Priesą. Prašome atitolinti nuo mūsų visą tai, kas trukdo žmogaus žemiškai kūrybai. Prašome lemti mums, siūsti mums šviesiai lemti ir mūsų žemiškos kūrybos pagalba. Ir tegul tai įvyksta. Tebūnie taip. Tebūnie taip. Tebūnie taip. Ir Tebūnie taip. Taigi, prašome mūsų tėvus, protėvius, jų vėlės, mūsų tradicijų pagrindų, padėti mums išgyventi maros periodą iki pavasario lygiadienio, kada mes vėl
dominuosime virš jų. Dabar jie dominuoja virš mūsų. Tai yra vyrauja. Štai ir norėsime kartu dabar pasikvietę visus kartu padalyvauti mūsų šios dienos simboliniai puotai. Čia jau, kaip sakyti, žmonių rankų darbas, kurį mes šiandien norime. Ten aukojame gintarą, tai reiškia mūsų baltiškos gamtos kūrinį per daugelį, ne tūkstantmečių, o daugiau, negu tūkstantmečių, kada susiformavo gintaras. Ten jau siekia milijonus ir dar daugiau metų, milijardus daug. Tai vat, čia mes aukojame, norime aukoti, reiškia, žmonių kūrybą. Tai yra vat duonelė mūsų šeimininkėlių kepama, lietuviška, tradicinė. Vat ir gira, kuri yra taip pat žmonių rankų kūryba. Taip, prašome kūrėją priimti mūsų žmonių kūrinį žemiškąjį ir leisti mūsų tėvų protėvių vėlėm pasinaudoti galimybę dalyvauti mūsų šios dienos šventėje. Palinkėkime savo kviestom vėlelėm pačio geriausio, visko, ką mes galime palinkėti. Ir dalyvaukime su jomis, ir prašykime jų dalyvauti su mumis kartu mūsų bendroje puotoje.